Alessandro Bariko Jūra, vandenynas. 3 skyrius. Į Almajerio užeigą galėjai atvykti pėstute, taku nuo Sen Amano koplyčios arba Brikele, Kvartelio gatve arba barža upe pasroviui. Profesorius Bartelbumas atvyko atsitiktinai. Čia taikos užeiga? Ne. Sen Amano užeiga? Ne. Pašto viešbutis? Ne. Karališkoji silkė? Ne. Gerai, ar turite laisvą kambarį? Taip. Aš jį imu. Knyga su svečių parašais atversta laukiant medinio pastovo. Ką tik paklota popierinė lova, laukianti naujų vardų, sapnų. Profesoriaus plunksna gosliai įsikniaubė į patalus. Izmaelis Adelante, Izmaelis Prof. Bartelbumas. Su užraitais ir visu kitu. Gražus darbas. Pirmasis Izmaelis yra mano tėvas, antrasis mano senelis, o šitas? Adelante? Ne tas, šitas. Prof? Aha. Profesorius, tai reiškia profesorius. Koks kvailas vardas. Tai ne vardas, aš esu profesorius. Mokau, suprantate? Einu gatve, o žmonės man sako, laba diena, profesoriau Bartelbumai. Labas vakaras, profesoriau Bartelbumai. Bet tai ne vardas, toks mano darbas, aš mokau, ne vardas. Ne. Gerai, aš vardu Dira. Dira. Taip. Einu gatve, o žmonės man sako, laba diena, Dira. Labas vakaras, Dira. Kokia graži tavo suknelė. Dira. Gal kartais matei Bartelbumą, nes jis savo kambaryje. 2 aukštas, koridoriaus gale. Štai jūsų rankšluosčiai, paimkite. Pro langus matyti jūrą. Tikiuosi, jums netrukdys. Profesorius Bartelbumas nuo tos akimirkos tiesiog Bartelbumas paėmė rankšluosčius. Panelė Dira, taip? Ar galiu paklausti? Taip. Kiek jums metų? 10. Štai kaip. Bartelbumas, ką tik tapęs eksprofesoriumi Bartelbumu, paėmė lagaminus ir pasuko laiptų link. Bartelbumai, taip? Panelių neklausima, kiek joms metų. Teisybė, prašau atleisti. 2 aukštas, kambarys koridoriaus gale. Kambaryje koridoriaus gale 2 aukšte buvo lova, spinta, 2 kėdės, krosnis, nedidelis rašomasis stalas, kilimas, mėlynas, 2 vienodi paveikslai, praustuvas su veidrodžiu, skrynia ir berniukas. Jis sėdėjo ant palangės, langas atidarytas, nugara į kambarį, nukarinės kojas anapus. Bartelbumas kostelėjo, šiaip, kad praneštų apie save. Nieko. Jis ėjo į kambarį, pastatė lagaminus, prieėjęs, apžiūrėjo paveikslus. Vienodi, neįtikima. Atsisėdo ant lovos, su akivaizdžiu palengvėjimu nusiavė batus, atsistojo, nužingsniavo prie veidrodžio, įsitikino, kad čia vis dar jis, niekada nežinai. Dirstelėjo į spintą, pakabino jon apsiaustą ir prisiartino prie lango. Esi apstatymo dalis, ar užklydai netyčia? Berniukas nepajudėjo, tačiau atsakė. Apstatymo dalis. Bartelbumas grįžo prie lovos, atsirišo kaklaraištį ir atsigulė. Ant lubų drėgmės dėmės, lyg baltos ir juodos tropikų gėlės. Jis užsimerkė ir užmigo. Sapnavo, kad Bosendorfo cirke jį paprašė pavaduoti moterį patranką ir jis, stovėdamas arenoje pirmoje eilėje, atpažino savo tetą Adelaidę, elegantišką, abejotinos moralės moterį, kuri bučiavo pirmą piratą, paskui panašią moterį, galiausiai medinę šventojo statulą, kuri pasirodė esanti visai ne statula, nes pradėjo eiti link jo. Bartelbumo, kažką šaukdama. Negalėjai suprasti, ką, tačiau jos žodžiai papiktino visus žiūrovus ir jis, Bartelbumas, buvo priverstas bėgti kiek į kabiną, palikęs visą su cirko direktoriumi suderėtą atlyginimą, kitaip tariant, 128 soldus. Jis pabudo, berniukas tebesėdėjo savo vietoje, bet atsisukęs žiūrėdamas į jį ir kalbėjo. Ar esate buvęs Bosendorfo cirke? Nesupratau. Klausiu, ar esate buvęs Bosendorfo cirke? Bartelbumas atsisėdo lovoje. Ką žinai apie Bosendorfo cirką?
Nieko, mačiau jį prieš metus čia buvo atvažiavęs. Ten buvo žvėrių ir kitko, dar moteris patranka. Bartelbumui dingtelėjo, gal vertėtų paklausti apie tetą Adelaidę. Tiesa, ji jau daug metų mirusi, tačiau berniukas atrodo žino viską. Galų gale nusprendė apsiriboti išlipimu iš lovos ir prieimu prie lango. Ar leistum? Noriu kvėpti gryno oro. Berniukas ant palangės kiek pasitraukė. Šaltas oras ir vėjas iš šiaurės. Priešais kiek akis užmato jūrą. Ką veiki čia sėdėdamas? Žiūriu. Mažai kas matyti. Gal juokaujat? Sutinku, jūra, bet jūra visada tokia pat vienoda. Jūra iki horizonto. Jei pasiseks, pamatysi plaukiant laivą. Žodžiu, ne pats įdomiausias užsiėmimas pasaulyje. Berniukas pasisuko į jūrą, atsisuko į Bartelbumą, vėl pasisuko į jūrą, atsisuko į Bartelbumą. Ilgam atvykote? Paklausė. Nežinau, keletui dienų. Berniukas nušoko nuo palangės, nužingsniavo link durų, ant slenkščio sustojo, kurį laiką įdėmiai žiūrėjo į Bartelbumą. Jūs mielas, gal išvažiuodamas būsite kiek mažiau kvėštelėjęs. Bartelbumas netvėrė smalsumu sužinoti, kas juos auklėjo, šios vaikus. Akivaizdu, reiškinys. Vakaras. Almairio užeiga. Kambarys antrame aukšte, koridoriaus gale. Rašomasis stalas, žibalinė lempa, tyla. Pilkas chalatas, jame Bartelbumas. 2 pilkos šlepetės, jose jo kojos. Ant rašomojo stalo baltas popieriaus lapas, plunksna ir rašalinė. Jis rašo. Mano mieliausieji, atvažiavau prie jūros. Nepasakosiu jums kelionės vargų ir nepatogumų. Svarbiausia, kad dabar esu čia. Užeiga svetinga, kukli, bet svetinga. Įstovi ant nedidelės kalvos, pačiam paplūdimy. Vakare pakyla potvynis ir vanduo tyvuliuoja beveik po mano langu. Lyg būčiau laive. Jums patiktų. Dar niekada nesu buvęs laive. Rytoj pradėsiu savo studijas. Vieta atrodo ideali. Neslėpsiu, dalykas keblus, bet jums, tik jums vienai visame pasaulyje. Žinomas mano ryžtas užbaigti darbą, kurį sumaniau ir pradėjau tą džiugią dieną prieš 12 metų. Jėgų man teiks mintis apie jūs, sveiką ir laimingą. Tiesą sakant, niekada anksčiau neteko pagalvoti, tikrai, dar nesu buvęs laive. Šios nuo pasaulio atskirtos vietos vienatvėje manęs nepalieka tikėjimas, kad jūs, nors toli, neištrinsite iš savo atminties paveikslo to, kuris jūs myli ir visada liks jūsų. Izmaelis A. Izmaelis Bartelbumas. Jis padeda plunksną, sulanksto lapą, įkiša jį į voką. Pakyla, išima iš lagamino raudonmedžio dėžutę, pakelia dangtelį, deda laišką į vidų, neužklijuotą ir be adreso. Dėžutėje 100 tokių vokų, neužklijuotų ir be adresų. Bartelbumui 38, jis tiki, kad vieną dieną kažkur pasaulyje sutiks moterį, kuri yra jo moteris ir visada jie buvo. Kartkartėmis sielojasi, kad likimas atkakliai verčia jį taip ilgai laukti, bet su laiku išmoko tvardytis. Jau daug metų, kone kasdienis, ima į ranką plunksną ir rašo. Neturi nei vardų, nei adresų, kuriuos galėtų parašyti ant voko, bet turi gyvenimą, kurį gali papasakoti. Kam, jei ne jai? Galvoja, kaip bus gera susitikus įdėti ją į skrietą raudonmedžio dėžutę su laiškais ir pasakyti: laukiau tavęs. Jie atidarys dėžutę, kaip panorės, lėtai perskaitys laiškus vieną po kito ir vyniodama kilometrus mėlyno rašalo gijos, priims metus, dienas, akimirkas, kurias tas vyras padovanojo jai, dar jos nepažinodamas. Arba tiesiog apvers dėžutę ir apstulbinta to stebuklingo laiškų sniego nusišypsos, tardama jam, tu beprotis, ir niekada nesiliaus jo mylėjusi.